tavimi esam nekart nukentėję nuo sukčių. Aš esu gal bandymų sulaukęs mane apgauti. Ir tu matai, kad šias kamerai tiesiog ir daug. Labadiena. Jums skambina iš Vilniaus policijos vyriausiojo komisariato tyrėjas. Man paskambino iš policijos ir pranešė, kad mano kortelės duomenys norėjo panaudoti sukčiai. Supratau. Tada ką mes galim padaryti, jūs galite Smart ID savo padiktuoti arba M-parašo ID. ID sakė? Taip. Labas, man. Labas, Algi. Mus čia pakvietė su tavim likimas, nes mes su tavimi esam nekart nukentėję nuo sukčių. Aš nežinau, kaip tu, aš tai esu. Tu esi? Aš esu gal bandymų sulaukęs mane apgauti. Atemptas. Atemptų keletą. Ir dažniausiai tai būdavo kažkaip iš estiškų numerių arba iš latviškų numerių. Skambina ir labai gražiai rusiškai pradeda kalbėti moteriškė. Kadangi aš nekalbu rusiškai, suprantu, bet nekalbu, tada aš iš karto suprasdavau, kad ten yra jau tokie apgavykai. Ir tuos apgavykus arba trolint pradėdavau, arba kažkaip... Lietuviškai? Nu, pradėdavau bandyti angliškai, rusiškai šnekėti. Ir jie ten dažniausiai siūlo visokius investicinius paketus, investuoti, pasikelti, duosim su bosu pašnekėti ir panašiai. Nu ir kol nesibaigė kantrybė, tol aš pabendraudavau, bet šiaip visą laiką numetė ragelį ir viskas. Man tai per kitą prizmę truputį, jo, būtent rusiškai. Ir aš pirmas kartas, kai taip man nutiko, aš galvoju, čia yra su manim susidorojama dėl mano pilietinių dalykų ir čia kažkokie vietiniai, reiškia vatiniai. Bet po to aš supratau, kad ne. Ir kaip jie daro pirmiausia? Nesusireikšmink, ne? Pagalvojai savo. Kaip jie pirmiausia daro? Jie eina ant glatako. Jie privaro, reiškia, kaip papliupą, kaip iš kulkosvaidžio, pasako vardą pavardę, ten kažkokie feikiniai ir pasako kažkokį firmos pavadinimą. Ir tas skamba tarsi kredibliai, tau neleidžia išsižioti ir sakau, lietuviškai. Taip. Ir ten kažkoks buvo keistas, vienas tas atvejis buvo, kai kažkas ten truputį pauzė buvo ir kažkokie komutaciniai, man net pasirodė, kad tuo metu verčia kažkokia vertimo mašina, bet čia aišku nesąmonė. Tas rusiškai kalbėjęs asmuo, jisai man sako, jis toliau rusiškai, sako, jūs vis tiek maždaug suprantat, rusiškai, sako, aš jam lietuviškai sakau, bet jūs vis tiek etika reikalauja, jūs man skambinat, jūs turėtumėt lietuviškai. Jis man sako rusiškai, bet jeigu aš pasakysiu rusiškai, kad jūs esat klounas, tai jūs vis tiek suprasit. Tai tada aš jam rusiškai, tai dėl ko aš maniau, kad čia gali būti vietinių vatnikų kažkoks susidorojimas. Tai aš jam tada jau pasakiau rusiškai labai negražiai ir pridėjau epitetą sabaką ir padėjau ragelį. Yra ir kitas turtas, kurį galime pavogti. Pavyzdžiui, mano atveju Instagramo accountas, Facebook accountas. Tai buvo, ne? Yra labai didelis turtas ar šiaip vertinga prekė, kurią galima pasisavinti. Ir aš esu gavęs elektroninį laišką irgi iš pats Jonas Instagramas man parašė, vos net ten CEO Instagramo ir sako, mes norim tave paverifyint, uždėti blue badge. Man atrodė labai čia viskas legit. Irgi, kad man parašė pats Instagramas, bet po to truputėlį padiginės, pasižiūrinės, kokie yra skemai, kokie būtent laiškų maketai yra siunčiami žmonėms. Pamačiau, kad tai yra visiškas skemas, bet galėjau per vieną sekundę atiduoti. Reikia saugoti visą savo turtą. Facebook'e dabar aš kai turiu page'ą savo, ten labai dažnai ateina laiško tvarkai, messengerį, to page'o messengerį ateina gana kredibliai irgi surėdyti page'ai. Ir ten maždaug jūs pažeidėt, jūsų postas pažeidė autorinės, kažkaip nesąmonė, žinai, ir tu matai, kad šias kamerai tiesiog ir daug yra. Visavai, kad labai veikia ir va tie rusiškai kalbantis iš užsienio skaminantis asmenys, jie žino tavo vardą, jie žino, manau, nemažai apie tave, bet ir tau iš karto, gerai, tai atrodo krediblu, bet po to tu galvojau, baigęs pokalbį, iš kur jie gavo. Bet yra masė būdų gauti. Mes kartais pateikiam tuos duomenis savo soctinklų, kokioje nors ten, kur pakapčius, kad užsakytų renginį vesti ir mes kartais telefoną paliekam. Mes iš tikrųjų dabar skambinsim žmonėms ir žiūrėsim, kaip mes esam su Mantu išsiaiškinę, kaip tos schemos veikia daugmaž. Jie yra pažengę gerokai toliau negu tie celofanai iš kalėjimo, kur skambinėdavo, kad jūsų sūnus avarijų ir duokit pinigų. Ir dar taip juokės yra geri. Ir jie pažengė tikrai labai toli yra ir mes pabandysim schemą su Mantu padaryti. Vienas skambins, tai aš būsiu pirmas, aš skambinsiu. Gerai, galiu būti fanas. Taip, pareigūnas, aš būsiu bankininkas. O aš sujungsiu atseit žmogų, mums padės čia mūsų draugai su aparatūra, sujungsim Mantą
iškart nededant ragelio įjungsim Mantą kaip banko atstovą, kuris, pamatysi, Gerai, surimtėjom. Nervas ima. Man tai čia įprastas dalykas yra. Šlykštynės nesijaudina, tokius blogus darbus daryti. Ką tu žinai, gal jaudinasi? Pažiūrėsim, užkips ar ne, važiuojam. Labą dieną. Labą dieną. Ar ponia... Taip. Malonu, jums skambina tyrėjas iš Vilniaus policijos vyriausiojo komisariato. Aš jūs norėčiau informuoti, kad čia buvo atliktas toks tyrimas susijęs su nusikalstamos grupuotės sukčiavimo byla ir sulaikius vieną įtariamąjį Vilniuje buvo rasta jūsų ir taip pat kitų asmenų banko kortelių duomenys. Tai mums yra žinoma dabar tyrimo metu paaiškėjo, kad buvo bandyta pasinaudoti sąskaitą jūsų, kurią aš siūlyčiau iškart, kaip sakant, nedelsiant blokuoti ir jūs esat Aš kalbu, taip? Taip. Taip. Tai žiūrėkit, galima rašyti pareiškimą arba galima tiesiog iš karto, aš siūlau, mes tokiais atvejais praktika yra tokia, kad mes tiesiog iš karto jungiam su jūsų banku, kuris yra ir saugumo prevencijos skyriaus darbuotojus, iš karto mes jūs tada ir jungiam, tai nedėkit ragelio tada dabar. Sveiki, jūs paskambinote į banką. Siekdami užtikrinti paslaugų kokybę ir duomenų apsaugą, pokalbį su konsultantu įrašysime. Jeigu sutinkate, prašome palaukti. Labą dieną. Klausau jūsų. Labą dieną. Taip, sveiki. Ko galiu padėti? Čia man paskambino iš policijos ir pranešė, kad jie vykdami tyrimą nustatė, kad mano kortelės duomenys norėjo panaudoti sukčiai. Supratau, truputėlį, ponia, gal galėt padiktuoti savo telefono numerio paskutinius 3 skaičius, kad aš žinočiau, su kuo kalbu. Sekundėlę palaukit. Neteisingai? Taip. Taip, sekundėlę aš prisijungsiu, pasižiūrėsiu, ką mes čia turim. Matau, čia jūsų dabar skambutis yra iš policijos peradresuotas. Teisingai čia dabar man tiesiai skambino. Jūs ne jūs pati čia skambinot. Ne, mane sujungė. Skambino iš policijos ir dabar sako, kad sujungsiu su banku. Čia vėl dėl tų operacijų dabar. Žiūrėkite, aš matau, kad yra jūsų bandyta sąskaita šiandieną pasinaudoti Tailandijai ir Kambodžai. Buvo atliktos 2 operacijos, nesėkmingai tiesą sakant, bet vis yra bandoma... Nebuvo pinigų, nepavyko gal. Taip, bet jūsų duomenys yra nutekinti, aš matau. Tai ką mes dabar galėtumėm padaryti, tai reikėtų būtinai užblokuoti šitą jūsų sąskaitą. Žiūrėkit, jūs galite ateiti ir poskyrį pas mumis užpildyti, bet galima padaryti ir paprasčiau, aš dabar jūs galiu sujungti tiesiog su banku, jūsų banku. Reiškia, saugumo prevencijos skyriaus darbuotojų, kuris jums ir paaiškins, ką daryti tokiai situacijai. Ar tinka? Ne, netinka. Prašau, kodėl? Netinka. Ar aš su teisingu žmogum kalbu? Tai aš galvoju, ar aš paprasčiausiai jumis nepasitikiu. Jūs galite, žiūrėkit, mano darbas paprastas, aš pareigūnas, aš iš viso čia nepriko, aš tiesiog jūs siūlau sujungti su banku, su jūsų banku, tiesiog su banku, kaip jūs norite, arba galite tiesiog pas mumis ateiti. Gerai, tada sujunkit, nes, žinot, aš galvoju, čia sukčiai, nesukčiai, dabar net pasimečiau. Ne, tai be abejo, pastaruoju metu jų suintensyvėjimas milžiniškas, dėl to mes norim taip, kad iš tiesų su banku. Nes kažkoks keistas skambutis, tai gerai. Suprantama, tai būna dabar jie. Gerai, jungiam su banku. Dabar žiūrėkit, ką mes galim padaryti. Aš galiu nuotoliu užblokuoti, bet jūs tada vis tiek aš negaliu prie jūsų duomenų prisiliesti. Tai reikės, kad jūs prisijungtumėt programėlę savo ir ją tiesiog aš panaviguosiu jūs, kaip užblokuoti kortelę. Dabar reikėtų man prisijungti, ar net aš nelabai galiu, neturiu galimybės. Prie mobiliosios programėlės arba prie internetinio banko. Net neturiu tos
tik tai internetinį banką, bet dabar negalėčiau pasijungti irgi. Supratau. Tada ką mes galim padaryti, jūs galite Smart ID savo padiktuoti arba M-parašo ID ir aš galėčiau dabar iš karto užblokuoti. ID sakė? Taip. Nu, kaip tokiais atvejais mes iškart siūlom blokuoti sąskaitą. Jūs esate bankas jūsų Taip. Žiūrėkit, galima padaryti tą operaciją, ar jūs galite tiesiai ateiti į banką, kas užimtų, arba aš jūs galiu tiesiogiai sujungti banku su saugumo prevencijos skyriaus darbuotojas atsilieps ir jūs tiesiog panaviguos, kaip sakant, ką jums ten daryti. Gerai? Labą dieną, Dovydas. Internetinių nusikaltimų prevencijos skyriaus bankas, klausau jūsų. Taip, laba diena. Man dabar čia paskambino iš policijos. Taip. Ir sako, kad buvo rasti kažkokie dokumentai ir ten su kitų trečiųjų žodžių asmenų duomenimis. Ir kad ten mano banko sąskaitos numeris kažkur yra. Supratau. Tai va. Supratau. Dabar telefono numerio savo paskutinius 3 skaičius pasakykit, prašau. Palaukit. Teisingai? Taip, taip. Supratau. Sekundėlę, palaukit, gerai, aš tai pasijungsiu, pasitikrinsiu. Ačiū labai, kad palaukėt. Jo, matau, kad yra peradresuotas. Man čia skambino ir suprantat, aš galvoju, ar čia sukčiai, ar čia tikrai kažkoks pareigūnas, nu ir... Taip. Aš matau, kad jūsų telefono numeris yra peradresuotas dabar būtent iš policijos komisariato ir... Ai, tai viskas gerai yra. Taip. Dabar kas yra man matoma, tai kad iš jūsų duomenų buvo prisijungta Tailandė, buvo bandoma atlikti operaciją nesėkmingai, ar buvot galbūt išvykusi? Ne, niekur nebuvau tikrai. Ką dabar mes pasiūlytumėm padaryti, iš tikrųjų, tai yra užblokuoti savo banko sąskaitą, tai galit padaryti atvykę pas mus į artimiausią banko skyrių, arba galime mes padaryti nuotoliniu būdu, aš turėčiau tada prisijungimą ir užblokuočiau jūsų sąskaitą. Taip. Ir dabar jums norim, ponia, pasakyti, kad čia skambina toksai Mantas Stonkus, jeigu esat girdėjus tokį. O policininkas, kuris skambino, čia buvo toksai Elgis Ramanauskas. Ir mes darom tokį prevenciją nuo telefoninių sukčių ir norim jūs pasveikinti, kad ačiū Dievui, jūs mums padiktavot savo koduką, o ne kažkokiems tai blogiečiams, kurie apsimetė. Policininkų ir bankininkų galėjo paimti jūsų pinigėlius. Taip, ponia, aš joks ne policininkas. Ir jums tikrai pasisekė ir mes matom, kad jūs būtumėt kokiam nors tikram sukčiui ir atidavusi savo duomenis. Ai. Kaip sveikinam jūs, kad šiandien kokia gera diena jums bus. Čia nustebinot jau kelintą kartą. Jau kelintą kartą atiduodat jau duomenį savo? Ne, duomenys tai ne, bet nustebino pirmas iš policijos skambutis, o paskui dabar, kad jau fake skambutis. Labai įtikinamai skambėjo, ne, tikriausiai? Labai įtikinamai, jau grinai. Ypač bankininkas. Banko melodija buvo. Aš sakau, aš nesinaudoju telefonė šitom programėlėm, aš turiu būti prie kompiuterio. Supratau. Tada galbūt galėtumėt jūs padiktuoti, koks yra jūsų prisijungimas ID programėlės. Ne, aš dabar jumis nepasitikiu, nepadiktuosiu nieko. Supratau. Tai labai gerai, kad nepasitikit, nes čia su jumis šneka Mantas Stonkus ir Algis Ramanauskas, tokie du. Mes jūs sveikinam, jūs esat vienas iš tų retų atvejų, kai nepatikėjo sukčiais. Mes labai atsiprašom, kad jūs sutrukdėm. Dabar pažinau jūsų balsą, kaip. Ir jūs labai teisingai pasielgėt ir jūs geras pavyzdys, kaip nereik daryti. Tiksliau, kaip reik daryti su sukčiais. Tikriausiai ne pirmą kartą su jumis bandė sukčiai susidoroti. Ne, žinokit, man tik kažkas ten yra skambinę. Kalbėjo rusiškai ten, žinot, aš mačiau, kad ten buvo šitas latviškas numeris,
Kažką ten kažkoks verslas siūlė. O sukčiai, jie, žinokit, iš bet kur gauna duomenis, šiais laikais labai paprasta daryti, taip kad saugokite ir niekada užkipkite ant tokių kablių. Niekada neduokit nei policininkam, nei bankininkam, nei medikam, niekam neduokite savo asmeninių duomenų, jokių prisijungimų, jokių ID, jokių asmens kodų, nieko. Tikri, jie niekada neprašys jų net. Gerai? Taip. Tai pasakokite ir savo artimiesiems, savo draugams ir draugėms, kad šiuo metu aktyviai veikia telefoniniai sukčiai ir jie naudoja tokias pačias priemonės kaip ir mes ir jiems sekasi dar netgi geriau negu mums su Algiu apsimetinėti bankininkais ir policininkais. Jeigu jums gerai pasisekė, tai... Ačiū už komplimentą. Labai jums ačiū ir nepykit, kad sutrukdėm, čia yra dėl bendrojo gėrio, mes norim, kad žmonės kuo plačiau sužinotų. Jums ačiū, kad šviečiat visuomenė. Mes neuždyką tai darom. Ačiū. Ačiū. Sėkmės jums. Viso. Ir jums sėkmės. Aš tada į banką nueisiu. Na gerai, bet tai gali užtrukti. Jūs galite tiesiog dabar telefoną viską. Nesvarbu, nieko netikiu jokiais telefoniniais ir taip toliau. Jūs netikit policijos vyriausiojo komisariato darbuotojų? Man atrodo, jeigu reikėtų atspėti, kieno tai yra balsas. Balsas, kieno galėtų būti dar, kokio žmogaus? Žinokit, nežinau, balsų neskiriu, televizijos nežiūriu, nes neturiu televizoriaus paprasčiausiai. Labai teisingai. Labai gerai. Žiūrėkit, nežinau, kas yra taip. Jums skambina Mantas Stonkus ir aš Algis Ramanauskas. Jūs pasirodėt kaip protingas, normalus žmogus, kuris nepasiduoda sukčių vilionėms. Žinok, aš tau pasakysiu, nelabai gerai jaučiuosi, prisileidęs tokio purvo, venomą į save susileidęs. Aš turiu antidotą, aš tau įkasiu kaip voras čia įgerti ir prileisiu tau antivenomą. Man nejuokinga, gerai, mes čia žmonės apjuodinom, išmeižėm, naudojamės jų gerumu, o tu taip juokiesi man. Bet mes norėdami gero tai mes norėdami gero ir beje, kai kurie pripažino, sunkus darbas šiaip tų sukčių, ne? Turi pripažinti. Ja. Negalėčiau aš taip visą dieną darbuotis. Labai gerai rezultatai, žmonės yra pakankamai saugus. Sąmoningi, ar ne? Ja. Aš labai tikiuosi, kad šitas video nueis plačiai ir jūs mus žiūrėję parodysit ir savo artimiesiems, parodysit galbūt vyresnio amžiaus žmonėms, kurie yra jūsų šeimoje, tai galbūt seneliams, galbūt vyresniems tėveliams savo, nes metodų yra įvairiausių, kurios taiko skemeriai, sukčiai, apgavikai ir tai nebėra tik tai telefoniniai skambučiai, kai paskambinama ir apsimetama, kad kažkas iš artimųjų papuolė į avariją, čia jau yra seni metodai. Dabar žmonės iš tikrųjų tokių taiko metodų kaip, pavyzdžiui, skelbimai svetainėse, ar ne, arba investicinis sukčiavimas, kai paskambina jums ir prisistato kokio nors investicinio fondo dėdė ir sako, investuokite čia greitai pinigus ir galėsite uždirbti gerus rezultatus, pasidvigubinti, tarkim, savo turimas lėšas. Yra romantinis sukčiavimas, kai yra sukuriamas su auka. Čia mes taip susipažinom su tavim, taip. Taip, tam tikras ryšys ir po to pradeda prašyti pinigų. Tarkim, labas, ten susipažįsta per kokį Tinderį ir tada... Aš tau atsiųsiu savo nuotrauką. Jo, o tu man atsiųsk pietų. Prisijungimo nuotrauką. Atsiųsk man tada prisijungimą ar pinigėlį ir panašiai. Tai yra phishingas vadinamas, yra SMS-ingas. Phishingas tai yra, kai jūs gaunate, pavyzdžiui, laišką į savo e-mailą, kuris atrodo jau aptartoje mūsų situacijoje pradžioje, kur atrodo kaip, tarkim, iš Facebook'o ar ten iš Instagram'o, iš PayPal'o, iš savivaldybės, tarkim, iš Lietuvos Respublikos, ten kokių nors ministerijos ir panašiai. SMS-ingas yra toks vadinamas SMS-ingas, čia kaip phishingas, tai SMS-ingas, kai bando per SMS žinutės jūs apgauti, nutekinant bankų kortelės duomenis, jeigu kartais keliate į socialinius tinklus savo nuotraukas, ar mėgstate vairuodami daryti storius, ar nevairuodami ir kartais pasimato kita kreditinės kortelės pusė, tai ten irgi yra daug jautrių duomenų, tai kad saugokit savo duomenis ir būkit atidus. Taip. Ir kaip jūs supratote, tai buvo akcija ir ją inicijavo Lietuvos bankų asociacija.
Tai informacinė kampanija atpažink/apsisaugok, kurią mes su bankais prisijungdami su Mantu kviečiame jūs skirti daugiau dėmesio sukčiavimo prevencijos tematikai. Tai yra domėtis, kokius metodus naudoja nusikaltėliai, apie tai kalbėti šeimoje, nuolat įspėti vyresnius artimuosius, ypač pabrėšim, senukai jie labiau pasitikė, mažiau gaudosi ir su jais dalintis patarimais, kaip atpažinti sukčių. Atpažinksukčių.lt yra puikiai svetainė, kur jūs galite gauti daugiau informacijos. Nu tai ką man buvo su tai malonu, aš pamačiau tave kitoj šviesoj, tu esi apsigimęs sukčius, kameris, aš apie tave geriau galvoju, bet tu turbūt irgi pakeitei nuomonę. Dabar galėsime developinti kitą lygį mūsų sukčiavimą, viens kitą bandysim prigaudinėti iki tos akimirkos, kada pavyks. Ačiū tau, ačiū visiems. Ačiū tau. Ir ačiū Bankų asociacijai, kad rūpinasi Lietuvos piliečių saugumu. Būkite budrus. Būkite budrus ir nepasiduokite tiems bjaurybėms, nes jie tik ir tyko silpnesnių žmonių. Kur jūsų rankos?